Vyksta mokslo festivalis ateities inovatoriams. Mes labai norime pakviesti vaikus, besiruošiančius rengti baigiamuosius darbus, pasižiūrėti dar kartą, kas vyksta Šiaulių universiteto laboratorijose. Be to mes norime, kad kiekvienas vaikas, kuris pageidautų, galėtų prisiliesti prie vienokio ar kitokio laboratorinio darbo ir pasibandyti, gal jam vienas ar kitas labiau patinka. Todėl ir siūlome įvairių veiklų, tiek biologijos, tiek fizikos, tiek chemijos ir iš technologijų srities. Mes bandėme klonuoti augalus ir mums labai gerai sekėsi. Buvo paruošta terpė, į kurią įdėjome žirnį ir žirnio sėklą ir sprigės sėklą. Dabar stebėsime, kaip augs. Kodėl pasirinkote biologijos pamoką? Iš tikrųjų, kaip ir su biologija kažkiek sieju savo ateitį ir norėjau kaip ir išsibandyti, kaip jų iš tikrųjų šiuo metu jaučiuosi šioje srityje. Įdomiausia buvo žiūrėti tokius neįprastus mėginius prie mikroskopo, nes palyginus, ką mes darome mokykloje, tai iš tikrųjų būna labai tokie kaip elementarūs dalykai, o čia kažkas būna vis tiek sudėtingesnė, tai tiesiog tokia kaip ir naujovė būtent. Kaip minėjau, kadangi pasaulyje yra jau kuriami labai didelės talpos kondensatoriai, tai tokio didelių kondensatorių užtektų saulėtą dieną pakrauti kondensatorių, ir paskui ilgą laiką naudoti jo elektros energiją, taip kaip kokį buferį. Kuo naudingos tokios pamokos ir bendravimas su universitetų moksleiviams? Siekėme praktiką sieti su žiniomis, tai galvoju, kad iš tikrųjų ta integracija padės mokiniams apsispręsti dėl ateities, dėl studijų programų. Mes eksperimentiškai tyriam, bandom sujungti elektrinės grandinės, naudojant įvairius elektrinius prietaisus. Ar buvo įdomu, ar sužinojai ką nors naujo? Aš asmeniškai tikrai sužinau, nes fizikos nesimokinu, tai man čia buvo išties viskas nauja. Atlieko eksperimentą gauti kažkokį tai kvapą naudodamas rūgštis. Ir kaip tau sekasi? Na, toj pasižiūrėsim. Lyg yra apelsinų ar mandarinų žievelės kvapas. Kuo įdomus tokie renginiai? Galim suprasti, kaip čia viskas vykstans, iš tikrųjų niekada nežinom, kaip čia galima tos kvapus išgauti, tai vat dabar jau žinosim, kad nėra taip lengva labai išgauti jau tos kvapus. Reiškia, gali būti ir jūsų pentanolis, gali būti butanolis, čia gali būti acto rūgštis.